Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti su jumis vizija, kuri mane aplankė keletą dienų atgal apie pinigus, apie gausą. Ir nemeluosiu, man šis klausimas labai ilgai, sakykime taip, nedavė ramybės, nes vis nesusėdavo galai, atrodydavo visur visi kalba apie energinius mainus, kad tai, kada tu kažką duodi, tai yra žinias, gydymą, nesvarbu, pas mus materialiam pasaulyje vis kažkas yra duodama. Ir buvo kalbama apie tai, kad turi vykti energiniai mainai. Ir interpretuojama tuo, kad energiniai mainai tai yra pinigas. Tikrai visi girdėjote apie tai, kad pinigai iš tiesų yra energija. Ir kaip ir viskas legalu, kaip ir viskas gražu, aš daviau energiją, man žmogus atiduoda pinigą, irgi atiduoda energiją ir įvyksta energiniai mainai. Tačiau man širdyje visą laiką kirbėjo toks, kažkas čia yra ne taip. Aš dažnai, praktiškai visada rinkdavausi nieką. Iš pradžių, kad tik kaip ir išvengti ar atsisakyti to pinigo prasmės, nes mano suvokime bet koks materialinės naudos troškimas, kada tu kažką perduodi, tai iš tikrųjų yra ne ta motyvacija. Vėliau suvokiau tai, kad tu gali iš tiesų ten gauti pinigus, tai yra normalu, kada tu atlieki kažkokį fizinį veiksmą, kuris nėra susijęs su gydymu. Gydymas tai iš viso yra atskira tema, sakrali tema, tu žmogus nieko negali realiai padaryti, tai yra tik Dievo valia, tai yra darbas su energija, tai yra tiesioginis darbas su energija, tai yra Dievo dovana, kurią tau Dievas davė arba nedavė. Ir apie kažkokį tai piniginį užmokestį, ir jeigu jis yra dar fiksuotas, būtinas arba negali būti nei kalbos. Tai yra tiesiog. Tai aš jau kalbėjau apie tai, dalinausi, kas yra gydymas, kaip žmogus turėtų atsilyginti, nes iš tikrųjų ir pakylėtojai mokytojai kalba apie tai, kad gydymo suteikimas žmogui, tai yra perleidimas dieviškosios energijos, tai yra tikrai tik Dievo dovana, tai yra duota tau nemokamai. Tai ir ne tau spręsti, kam jie suteikti, tu privalai tai suteikti kiekvienam, kuris ateina pas tave, jeigu tokia yra Dievo valia. Tačiau žmogus, kuris priima gydymą, jisai turi atsidėkoti. Tai yra jo pasirinkimas, tai jis atidėkos ar ne, tai yra jo sąmonės, tai yra jo širdies, tai yra jo dvasios, jo sielos pasirinkimas. Ir jis turi atsidėkoti tuo, kuo yra turtingas tuo metu, tiek, kiek gali, tiek, kiek su džiaugsmu gali atiduoti. Ir dabar aš jau žinau, kokia gili to prasmė yra, būtinai tuo pasidalinsiu. Su džiugesiu. Tai tikrai yra gyvenimo istorijų, kada išgyja žmogus ten ir namus, tam gydytojai, sakykime, atiduoda ir jaučiasi laimingas, o kitas tikrai turėdamas 10 eurų atiduos tau 5 arba eurą ir tai bus dar didesnis indėlis realiai jo energiniuose mainuose. Tai bet kitas dalykas, kad jeigu žmogus iš tikrųjų iš smalsumo arba netgi norėdamas išgyti paima Dievo energiją, bet pats gaili, nenori arba nusprendžia, kad ir taip čia savaime turėjo būti, jis neišgys. Tai yra labai įdomus dalykas, kad niekada nereikia išgyventi, kaip žmogus tau atsilygins ar neatsilygins, tai yra visiškai ne tavo reikalas, tu perleidai energiją, tai buvo Dievo valia ir jeigu žmogus taip pasielgia, tai jisai pasielgia ne su tavim, pasielgia su Viešpačiu, jis neįvertina tos energijos, nesuvokia, kas vyko iš tikrųjų ir jam atrodo, kad tai yra natūralu, bet suprantat, esmė yra ne pinigą paduoti. Atsidėkojimas tai yra energija, apie tai mes ir pakalbėsim. Tai bet čia yra gydymas. Bet jeigu mes kalbam apie bet kokį produkto sukūrimą, tai yra mokymų sukūrė, tarp kitko žinios, kurias ateina iš aukštesnio plano, aukštesnio pasaulio, per tave, per kitą žmogų, jos taip pat turi būti nemokamos. Tačiau jos turi būti teikiamos tik tam intervalui žmonių, kuris geidžia tų žinių, kuris yra pasiruošęs. Tu turi kalbėti tam ir tiems, kurie
nori tai išgirsti, kuriem tai yra vertinga, nes tai yra energiniai perlai, lygiai taip pat jie negali būti, ta prasme, tu negali kalbėti apie tai vien dėl to, kad tu žinai, nes tai, kas yra duodama, tai yra duodama visų pirma tau, kad tu pritaikydamas tai gyvenime, keltum savo sąmoningumą, kitas žmogus papuolęs į tavo erdvę, būtų veikiamas tavo energinio lauko, energinio kūno, subtilio pasaulio srovių, tavo aukštų vibracijų buvimu, kad jis gebėtų perimti tas žinias energinių kūnų. Ir tik tada, kada jis klausia, tu turi pasakyti, arba tik tada, kada ta informacija ateina, tu pasidalinai, bet jokių būdų negali to reklamuoti, spausti. Tu turi skleisti tai pasauliui, bet per tuos, kurie ateina pas tave. Tai negali būti pardaviminis dalykas. Tačiau parduoti tu gali parašytą knygą, nes tu įdėjai į tai savo veiksmą materiniam pasaulyje. Tu gali parduoti, sakykime, mokai, šokti, mokai dainuoti, mokai kepti. Tai yra, sakykime, padarai kojinę, tu įdėjai savo energiją, tu gali parduoti ir tu turi parduoti, tai yra įvykti turi tie energiniai mainai. Tai taip, kad tai yra normalu, tačiau ta pati piniginė forma mūsų pasaulyje dėja yra išreikšta. Žmogui patinka pirkti. Ir net aš pati parduodama sausainius, dirbdama prie ąžuolo, kartais galvoju, atvažiuoja žmonės, jie perka, kartais tu suvoki, kad iš tiesų, ar jiem iš tiesų ten reikia taip tos gilių kavos, ar tų gilių sausainių, ar gilių miltų duonos, bet jie jaučia malonumą atiduodami tau pinigus. Mūsų daugumos mąstysena įvyksta tai, kad man atrodo, kad man reikia šito daikto, šito maisto, šitos kavos, šito šaldytuvo, šitos mašinos. Aš einu pirkti, bet nusipirkęs aš nejaučiu malonumo. Dažniausiai būna, nors pats pirkimo procesas yra malonus. Paaiškinsiu, kodėl. Taip veikia mūsų pasąmonė, taip veikia mūsų intuityvūs dalykai. Žmogus realiai nori atiduoti pinigus, jisai trokšta jų užsidirbti ir va čia įvyko ta didžioji materializacija, kada žmogų pririšo šitame sąmonės lygyje, kada žmogus pradėjo trokšti pinigo, nes tas procesas pirkimo yra malonus. Ir mums niekas daugiau nebeaiškina, kas vyksta. Tai yra, tu nori daikto, tu nori veidrodžio, tu realiai nori pinigų, tam, kad tu galėtum įsigyti tai, ką tu nori. Ir tarsi, noriu dažų, noriu suknelės, noriu to, tam, kad tą turėčiau, turiu pinigų turėti ir viskas sukasi aplinkui. Aš kažkaip tada pradedu galvoti, kur man užsidirbti, aš dirbu, aš kankinu save tam, kad aš jų turėčiau, galbūt, kad aš keliaučiau ir taip toliau. O iš tikrųjų, tai yra dieviškas procesas, apie kurį mums niekas neaiškina. Nes jeigu kiekvienas tai žinotų, visas tas pirkimo procedūra įgautų visai kitą prasmę. Žmogui iš tikrųjų nereikia nei tiek daiktų ir jisai tą pilnumo žino. Ir žmogui iš tikrųjų patinka net nepirkti. Tai, kad jis gali nusipirkti, gali sau leisti, jam net ne pinigų reikia. Žmogaus siela iš tiesų trokšta apsikeisti, atgauti tą energinį mainą. Tai va dabar prieikim prie tos pačios esmės. Kiekvieno mūsų delnuose yra begalinai didelė energija. Kada mes paimam žmogų už rankos, nes yra žmonių, kurių mes nenorime paimti už rankos, yra žmonių, kurių mes norime priimti už rankos, bet vaikas glaudžiasi, vaikas nori būti laikomas už rankos. Mūsų įrankose yra be galo didelė energija. Jie galima skaityti kito žmogaus energiją, galima skaityti begalinės istorijas per delnus. Tai yra Dievo dovana. Per mūsų delnus eina dieviškoji energija. Lygiai taip pat per pinigus.
Pinigas yra dieviškoji energija. Ne tas popieriukas, ne tas banknotas, bet tai yra dieviškoji energija, kuri yra išreikšta materinė forma. Realiai mes lygiai tą patį procesą pirkimo, davimo, gamybos, gausos galime puikiai atlikti, neturėdami rankose to popierio. Mūsų rankose yra gausos energija. Jis yra be galo graži. Nevyksta tas procesas, nesiformuoja ta gausos energija tada, kada žmogus, įvardinkim taip, yra gobšus, arba jis nenori dalintis, arba jis turi tik savo, ir kada jis nieko nenori duoti. Noriu labai papasakoti vaizdinę medžiagą, kas įvyksta tada, kada mes duodame tą energinį mainą, įvardinkim pinigą. Mūsų delnai tarsi pasidengia rožiniam, rausvom, violetiniam liepsnom su aukso gijom. Be galo sunku apibūdinti, kokio grožio ir spalvų energija trykšta iš mūsų delnų. Tačiau ji netrykšta visiškai, jeigu yra uždaryta mūsų širdis. Ta prasme, jeigu aš turiu pinigą, aš nesuvokiu jo, tai yra energija. Ir kad mano širdis yra uždaryta. Atsarbu. Dažniausiai mes turim pinigą ir pavyzdys. Einu į darželį, reikia sumokėti už vaiko spektaklį 2 eurus, pasiėmiau už piniginės, auklėtojai padaviau, išėjau. Energiniai mainai neįvykti. Tas pinigas, jisai prilygsta pušies spygliui, bet iš pušies spyglio galbūt energija yra didesnė. Tai yra, jūs negavote malonumo. Tai yra ne tai, kad pirkimo malonumo, bet jūs negavote to energinio maino, tos energinės grąžos, kurią jūs galėjote gauti gaudami. Tai yra dalindamėsi dievišką energiją, kuri pirmiausia turi išeiti iš jūsų širdies. Tai yra, jūs patys taip mąstydami turite sukurti tų energinių mainų gausos srautą. Tai reiškia, grynas pinigo banknotas, neįkrautas jūsų dėkingumo ir meilės energija, gausos energija, kuris sklinda iš jūsų širdies per jūsų rankas, jis tai yra niekas. Dėl to, kad jis nesukuria grąžos, dieviškosios grąžos, neįvyksta tas ratas, tas energinis mainas. Kai mes kažką perkam, jau nusipirkau suknelę, padaviau pinigą. Visi šneka apie tai, kad turi judėti pinigai, negali jie būti vienoj vietoj. Gavau pinigų, varysiu, tą ar tą padarysiu, net ir paaukosiu, net ir makaronų nupirksiu ten čigoniai sėdinčiai prie parduotuviai. Visa tai neturi jokios prasmės. Jums tie pinigai nesugrįž. Jūs išleisit, jie kaip ir neliks pas jūs, bet jie negrįž. Jūs sukursite trūkumą, nes jums jie pasibaigs. Malonumo jūs negausite, kurie papildys jūs, jūsų širdį, jūsų aurą, jūsų dieviškosios energijos tėkmę. Sąmoninga, tai tada klausimas gali kilti, tai sąmoningas žmogus tada turi trokšti pirkti? Ne. Sąmoningui žmogui tokie klausimai nekils. Ar jisai nori turėti daiktų, ar jisai nori turėti pinigų. Jis net netrokš net tos dieviškosios energijos mainų, jis net netrokš. Realiai, jis tetrokš vieno būti visada su Dievu ir gyvenant žemėje, kiek įmanoma pagal savo galimybės įvykdyti Dievo valią. Tačiau esant tam tikrom situacijom iš viso, kada mes einame pirkti, kada mes einame kažkokių tai daiktų, materinių dalykų, kaip sakoma, pakylėti mokytojai kaip moko, pasiimkite savo mokytoją už rankos. Tai aš iš pradžių iš tikrųjų mintise įsivaizduodavau, kad aš laikau už rankos Jėzų ir aš einu pirkti. Ir aš išmokau iš tikrųjų atsisakyti labai daug, nes iš tiesų man net nereikia. Aš išmokau nuėjusi parduotuvę, pavyzdžiui, yra suknelė, labai graži mano dukrytei.
Aš labai norėčiau ją nupirkti ir aš turiu galimybę ją nupirkti, bet aš užsikabinu dievuliui už rankos ir svarstau, ar tai dieviška ar ne, ar tai suteiks man ir dukrai pasiekti tą grožį, kūrybinę laisvę, ar tai iš tikrųjų patiks Dievui ir atsakymai ateina čia ir dabar. Tu nebetrokšti, tau to nereikia. Tu labai, nes kiekvienas daiktas, kuris ateina į jūsų namus, jisai lygiai taip pat neša energiją. Net nekalbu apie tai, kad kiekvienas žmogus, kuris gamina, daro, siūlo, jis įdeda energiją. Jūs tą energiją, tarp kitko, galite keisti. Bet sakykime, įdeda tą energiją, bet jis pats iš savęs skleidžia vibracijas, kurios atitinka to daikto gaminamo proceso pirmąją motivaciją. Ta prasme, dėl ko jis buvo sukurtas, kokiu tikslu. Sakykime, buvo sukurtas vaistas kokiu tikslu, ar išgydyti žmogų, ar iš tiesų prigaminti tiek, kad žmogus nuimtų simptomą ir gaminu dėl to, kad užsidirbčiau pinigų. Arba ten suknelė gaminama tam, kad geras modelis, kad kuo greičiau nupirks, ar ne, bet aš visiškai ten nebuvo galvojama apie ekologiją ar dar toliau. Nu, čia gali filosofuoti apie tai, bet iš tiesų kiekvienas daiktas jūsų namus atėjęs neša energiją, tai jūs pirmiausia turite galvoti, kokią energiją atneš jūsų namus, kokią energiją atneš jūsų kūnui, kaip jūs apsirengę tą drabužį, kokią energiją spinduliuosite, ką jūs transliuosite, ar jūs kaip moteris transliuosite vien banalų seksualumą, ar jūs transliuosite dieviškumą, dievišką, moterišką sakralumą, džiaugsmą, meilę, ką jūs žiūrėdamas žmogus, ką jis pajaus, kokią jūs energiją toliau perduosit. Tai yra visa tai energija, ar ne? Tai va, bet net atmetus visą tai, sąmoningas žmogus suvoks, kad jeigu reikia pirkti, jeigu reikia aukoti, nes tarp kitko aukojimus taip pat turit labai žiūrėti, kam aukoja. Mes labai dažnai šelpiam benamius, šelpiam vargingiau gyvenančius, bet mes nesuvokiam, ar jie gebės priimti tą dievišką energiją, iš tikrųjų dievišką ir panaudoti ją. Kitas dalykas, jeigu žmogus tas pagalbos neprašo, nebūtina to daryti, nes jis atidirbinėja savo karmą, savo sudėtingų gyvenimų, savo. Tai yra sudėtingi dalykai, karminiai dalykai. Tai va, tai dabar vėlgi grįžtant prie tų pinigų. Kaip turėtų vykti tie energiniai mainai? Tai yra, visų pirma, turėsite susiformuoti naują įprotį. Jau senai yra kalbama apie tai, kad pinigais turite atiduoti su džiaugsmu, su meile, bet ir tai nėra taip, vien paprasta. Kiekvieną kartą jūs paduodamas tą pinigą turėtumėt matyti savo delnuose tą besiskleidžiantį gėrį, džiaugsmą, meilę ir su begalinė padėka duoti žmogui kaip didžiausią Dievo dovaną ir malonę. Jūs tos malonės esate kupini, nesvarbu, kad jūs turite tik 10 eurų. 10 eurų tai yra tik atitinkama energija. Pavyzdys. Kilogramas ryžių duoda vieną energiją, 100 kilogramų ryžių duoda dar didesnį energiją. Tai jūsų dieviškoji energija yra begalinė, bet ta piniginė svara, jinai yra dalis energijos. Tai yra milijonas pinigo dieviškosios energijos bus svaresnis už 5 eurus dieviškosios energijos. Jūs tos energijos fizinė išraiška turite tiek, kiek jinai jums sugrįžo, kiek jūs jos turite dėl karminių dalykų, kiek jums lemta, kiek jums reikia. Reikia ne jūsų protų, jūsų ego, bet kiek pagal dieviškąją valią jums reikia, kad jūsų siela gebėtų šiame gyvenime atskleisti save ir atlikti savo darbus. Jūs negalite geisti gausos, tokios, kokią jūs įsivaizduojate, triaukščio namo, auksinės mašinos, 50 grandinėlių. Tai yra, jūs troškimai turi, žmogus gali, bet suprantat, troškimas skiriasi nuo svajonės. Tai žmogus realiai turi svajoti. Turi svajoti, nes svajonė dažniausiai kyla iš jo širdies ir jo sielos.
Ir atsisakius svajoti apie pinigus, atsisakius svajoti apie daiktą, o dėkojant už absoliučiai viską, ką tu turi išmokti dalinti dievišką energiją. Dievišką energijos galite dalinti per meilę, tik per meilę. Tai yra apkabinimu, malda, gerų darbų ir pinigai. Pinigas yra ta materinė forma išreikšta energija, kuri mums lengviausia suvokti ir pačiupinėti. Bet dar kartą sakau, jeigu jo nebūtų, tie energiniai mainai vyktų lygiai taip pat. Juk žmonės, kada nebuvo piniginių mainų, nebuvo pinigo, lygiai taip pat gyveno. Tai prasme, jie buvo aprūpinti tuo, ko jam tuo metu reikia. Ir aš galvoju, kad ateities žmogus tikrai gyvens po to. Nes suvokus ir matant, kaip įvyksta tie energiniai mainai, tai tas pinigas jis neturi prasmės. Dabar bankinės kortelės. Tai vat realiai, kada mes turim bankinę kortelę ir turime banke pinigų, realiai mes jų neturim. Realiai neturim, nes neturim ką paimti ir ką pačiupinėti, turim bankinę kortelę. Bet mūsų smegenis tai suvokia, kad mes turim tam tikrą skaičių pinigo ekvivalento, kurį mes galim vienu ar kitu būdu išleisti. Tai reikia suvokti, kad realybėj pinigo nėra. Tai yra mūsų susikurta skaičių sistema, kurią mes kalkuliuojam ir mes leidžiam savo išleisti tiek tos energijos, kiek mes įsivaizduojam, kad mes turime toj kortelėj. Tačiau, mąstant, kad mano kortelė yra, kaip pavyzdys, 1000 eurų, aš galiu dabar tą ir tą ir tą nusipirkti, priveda mus prie trūkumo. Tai yra formuojama trūkumo energija, nes aš nesuvokiu, kad dieviškoji energija yra begalinė. Tai yra dieviškoji energija, piniginė išraiška, piniginių ekvivalentų atitinka jūsų karmą, karmos energijos tūrį, atitinka jūsų gausos kuriamą tūrį. Tai yra tos dieviškosios energijos, kuri pas jūs grįžo, kiek jūs duodate, kiek jums ateina, kiek jūs priimate, kiek jūs suvokėte, kiek įsisąmoninate. Ir ji, ta forma, jinai yra begalinė. Tai yra jūs energinę formą turite visko pakankamai neribotai. Reikia atsisakyti įpročio, kad aš turiu tik tiek ir aš galiu išleisti tik tiek. Tai yra, realiai jūs turėtumėt nebegalvoti apie pinigus. Realiai nebegalvoti, kiek pas jūs kortelė yra pinigų. Nes jeigu jūs netrokštate daikto, bet jūs trokštate gyventi, ar ne? Jūs žinote, kad jūsų vaikui reikia batų. Batai yra taip pat energinis ekvivalentas. Jūs galvojate, kad jums reikia batų, jūs galvojate, planuojate kaip, jūs prašote Dievo. Reikia, ar ne? Ir jūs einate pirkti pagal tą energinį ekvivalentą, kiek jūs įsivaizduojate, turite tų pinigų. Tačiau net jeigu jų nėra, jūs vis tiek turėtume tą patį daryti, nes jeigu jūs suvokite gausos dėsnį, tie batai pas jūs ateis. Suprantat? Ateis kaimynė atneš batus, jums padovanos kažkas, arba jums ateis piniginė išraiška, kažkas atneš pinigų, nukris kažkas grąžins kokius mokesčius permokėtus ar dar ką. Begalinai daugybė istorijų gali būti, kada jums tas ekvivalentas energinis grįž. Nežinau, kiek aiškiai apie tai pasakoju, bet ta prasme, kad jeigu jūs save normuojate pagal tą energinį kiekį, kur yra jūsų galvoje, jūs formuojate trūkumo dėsnį ir jums greičiausiai to energinio proceso, dieviškojo proceso tėkmė yra sutrikdyta arba bus sutrikdyta. Jinai įjungt leputę šviesą, gerai, gerutė, nebesimato. Tai vat, ir atvirkščiai, negalvojant apie tai, o kiekvieną kartą teikiant džiaugsmą, atiduodant, jums visą tai formuosis labai lengvai ir paprastai. Pavyzdys.
vaikštau su tokia trumpa striuke ir mąstau, kad reikėtų man ilgo žieminio palto, nes senasis jau iš tikrųjų labai pavargęs. Ir galvoju, kad šią savaitę aš dar negaliu nusipirkti, bet aš būtinai nusipirksiu kitą savaitę, nes aš turiu pinigų, aš galiu sau leisti, ar ne, sakykime. Man reikia juos iš tam tikros vietos pasiimti, vardinkim tai. Ir po kelių valandų aš ateinu pas mamą, mama ištraukė ilgą, praktiškai naują paltą, atnešė viena jos draugė, nusipirko, nebeįlenda ir sako, aš atiduodu, bet tik tai tau arba tavo dukrai. Paltą traukia ir paltas yra būtent toks, apie kurį aš galvojau, piešiau, kokią aš norėčiau, kur aš ieškočiau. Ir stoviu, ir galvoju, dievuliu, kaip visa ta graža greitai vyksta. Suprantat, tu negali žinoti, iš kur tau ateis, tu negali žinoti, kaip ta graža įvyks. Tai dabar, kaip iš tikrųjų atkurti tą dievišką ekvivalentą, kaip iš tikrųjų pradėti jausti, kad jūs galite atiduoti. Kiekvieną kartą atiduodami, mokėdami mokesčius, kiekvieną kartą pirkdami eilinį batoną ir pieną Maksimoj, dar papasakosiu irgi istoriją, duodami eurą ar du darželyje, duodate pinigą, matydami kaip dievišką malonę ir didžiausią dovaną, galite įsivaizduoti net gėlės pavidalo, lotoso pavidalo, ir būtinai ištransliuojate meilę ir padėką tam žmogui, kuriam duodate, tai paslaugai, sakykime, duodate auklėtą ir dėkojate už galimybę jūsų vaikui nueiti į spektaklį. Jūs matote savo delnuose tą meilę ir tą didžiulę padėką. Tai nebus paprasta, dėl to, kad galbūt prisiminsite per dieną 1-2 kartus, bet paskui vėl atidavinėsit, tiesiog jūs pūsit lauk, dievišką energiją, pūsit lauk, neteis graža. Bet sąmoningai koncentruojantis ir siekiant šito tikslo, išmokimo, suvokimo, jūs labai greit pajusite skirtumą. Ne dėl to, kad jūsų gyvenime pradės milijonai vertėti, net nereikia milijonų. Ką jūs darysit su šitą dieviškąją energiją, o jeigu jau gausite, iš tikrųjų nešite labai didelę atsakomybę, karminę atsakomybę. Bet esmė tame, kad jūs pamatysite, kaip pražysta žmonės. Jūs pamatysite, kokius produktus jūs namo parsinešat. Jūs pamatysite, kokią energinę galią atsineša tie daiktai, kurie ateina jūsų. Jūs negalėsite nusipirkti žemų vibracijų daiktų. Ateinu į parduotuvę, perku šuniukui kauliukus. Ir man duoda pardavėjo kauliukus, o aš pinigą. Ir aš matau tą leliją su tokiu džiaugsmu, dėkingumu ir didžiulę meilę pardavėjai. Dėkoju. Duodu su džiaugsmu, nes aš duodu. Aš turiu dieviškosios energijos. Aš ne pinigą turiu. Dieviško energija tai yra meilė. Aš turiu dieviškosios energijos. Aš turiu meilės, kurią galiu dovanoti jums. Aišku, aš to nesakau, bet aš mintyse tai. Dovanoti jums už tai, kad ir jūs dovanojate. Ir nebus nei vienos pardavėjos, nei vieno žmogaus, iš kuriam jūs perleisite taip dievišką energiją, kuris jums nenusišypsos. Kuris pražys jūsų akise. Pradėsite jausti šiurpuliukus kiekvieną kartą tai atiduodant. Pradėsite jausti delnuose šilumą. Tai daryti tai yra be galo malonu. Todėl atsiranda pas tave tas toksai negobšumo galbūt jausmas, bet ne dėl to, kad tu aš dabar eisiu ištaškysiu, tu negali to daryti. Nes dieviškoji energija yra pats brangiausias dalykas, kokį tu turi šiame gyvenime. Pats brangiausias. Ir vienokia ar kitokia forma, tai, kam tu tai atiduodi, tu turi branginti ir labai žiūrėti, kur tu ją nuleisi. Į kur nutekės visą tai. Bet jeigu jau tu taip nusprendai, jeigu tu tai duodi, tu tam žmogui teiki pačią didžiausią dovaną pasaulyje. Vaizdiniu atžvilgiu tas procesas, kurį bandau dabar jums papasakoti, yra dieviškai gražus. Aš gal 3 paras
mintyse piešiau paveikslus, liejau viską, kas yra įmanoma. Tai yra neįmanoma atsiriboti nuo to grožio, kurį perduoti gali absoliučiai kiekvienas žmogus. Ir tai, kada tu tai atiduodi, va tada įvyksta tas energiniai mainai. Ir todėl tau susimokėti už kažkokią paslaugą, knygą, mokymus, tebūnie tai net mokymus, jie teikia tau džiaugsmą. Bet jeigu, tarp kitko, apie mokymus irgi pajausit, pradėję tai praktikuoti, jūs pajausite, kad kada tu suvoki, kas tai yra, tu labai atsirenki, kur tu išleidi tą dievišką energiją. Be galo greitai susivoki ir ne tai, kad tu nebenori kažkam atsidėkoti, jeigu tu nori atsidėkoti, tai tikrai tu atsidėkosi, bet atsiranda kaip kažkokie vartai, kurie tau neleidžia išskleisti, atiduoti tos energijos, nes greičiausiai tai bus užtaškymas, nebus energinio mainų, neįvyks energiniai mainai tuo atveju, jeigu jūs ją išleisite į nedievišką reikalą, į nedievišką procesą ir pamaitinsite tai, kas neturėtų daugintis ir plisti šiame gyvenime, tai jūs ir karminį dalyką, žinoma, sukūrėte ir panaudojate dievišką energiją visiškai netikslingai. Tai bet tai labai aiškiai ir labai kardinaliai ir labai labai greitai pasijunta. Lieputė Bugerutė atneš man dabar va tą paveiksliuką, kur piešiau, kur kampe yra. Dabar aš jums parodysiu dar kartą tą piešinį, kuris išsklido iš mano širdies. Aš tikrai nesu dailininkė, bet tas gausos procesas iš delnų bandžiau kaip įmanoma atvaizduoti. Jis dabar yra mano namuose, be galo gera jį žiūrėti. Tai, oi, nežinau, ar jau matysis. Va, dabar jau matosi. Bet ir rankų. Rankytės kažkiek. Tai vat toks procesas vyksta jūsų rankose kiekvieną kartą, kada jūs kažkam aukojate, duodate eurą, 2, 10, 100, kiek bebūtų. Todėl linkiu kiekvieno širdyje gausos, tegu liejasi džiaugsmas ir meilė iš jūsų širdžių į jūsų pasaulį.